Hei, sveiki bičiuliai. Šiandien penktadienis ir aš po darbų pagaliau įsirašiau žvejybą. Pirmą rudeninę šiais metais žvejybą bandysiu pagauti karpį. Kai man seksis, kviečiu žiūrėti, susimatom prie naujo vandens. Žiūrėsiu, jeigu gausiu, ką noriu, kokią vietą, tai ir pasiliksiu. Vadinama svimą, ar kaip čia lietuviškai, sektorių. O jeigu ne, tada apsisuksiu, grįšiu namo ir rytoj nuo ryto važiuosiu į kitą vietą. Taip, kad susimatom ar ten, ar ten. Na štai atvykau prie savo seno gero prūdo iš po 2 kiaurų žvejybų praeitoj ir dar užpraeitoj savaitėj. Turėjau 2 žvejybas, nieko nepagavau, tai sakau, važiuoju čia užsidaryti reikia šiais metais karpių žvejybą su bent porą žuvų. Tai toks tikslas ir būtų. Porą karpių, ne mažiau kaip 8 kg, būčiau laimingas ir šiauščiau rytoj vakare namo. Dar turiu dabar kokį gerą pusvalandį, iki kol sutems, tai nieko nelaukęs. Einu tvarkytis meškeres. Užsiplukdysiu pašariukus į taškelius ir susimatysim jau, kai būsiu įsikūręs. Na pagaliau prisėdau, susimečiau 3 meškerės, šiaip ne taip jau ir sutemo. Atvažiavau 6, dabar jau be 5-8. Užmečiau porą meškerių ant saldžių ir vieną ant smirduko. Daug labai kažko negalvau čia patamsi, nebūriau. Rytoj rytą atsikėlęs bandysiu kažkai persimesti, parodysiu jums, kokius jaukus naudosiu, kokius boilius, peletes. Tikėkime šį kartą pagauti, 2 žvejybos buvau ir tuščia, jau gėda net kam ir pasakyti. Reiks nejaugi visą meškerės parduoti. Bet tikiuosi, kad šį kartą jau pavyks pagauti. Tai bandysiu būti iki vakaro šeštadienį, bet jeigu nepagausiu, būsiu ir per naktį. Nors šitas ežeras prūdas nepasižymi naktiniais kibimais, bet visko pasitaiko. Bet dažniausiai dieną visas judesys. Tai va, kaip ir minėjau, planas pagauti bent jau porą didesnių žuvų ir laimingas uždarau kaip ir šių metų karpių žvejybą, bet žvejybos tikrai nepamiršiu. Dar šiais metais yra planuose su spinigu daug ką nuveikti. Dar tik tais praeitais metais pradėjau spinigauti. Tai turiu netoli namų vieną didelę, tokią kaip ir ežerą. Šamų, lydekų didelių yra ten ir viena upė netoli taipogi. Jau praeitais metais ten teko pagauti toj upėj. Tai va, dėl to ir bandysiu su spinigu kažką veikti. Namie ant sofos gi nesėdėsi. Kad ir kaip liūdna bebūtų, bet jau teks pamiršti karpių žvejybą, kad jie dar kibtų kaip ir normaliai, kaip ir vasarą, pavasarį. Bet jie atšalus vandeniu, kaip žinom, nereikia būti ekspertu. Kas domitės ar karpiauja, tai žinot, kad jie atšalus vandeniu nelabai ir kimba. Tai koks tolkas važiuoti, dreikinti visą savo aparatūrą, palapinės, paskui nėra kaip įsidžiovinti. Vienu žodžiu, menkas malonumas po tos maurus braidyti, pastoviai drėgna, šalta.
O šį kartą papuolė man tai superinės oras, saulutė šviečia ir rytoj, tiksliau dieną švietė ir rytoj švies. Prieš tai čia visas 5 dienas lyja, pylė lietus belia kaip. Tai manau, jau sunkiai tokių savaitgalių be išeis ir užgaudyt. Taip kad džiaugiuosi, kad pavyko šį kartą išlyst, pabėgti anksčiau iš darbų ir pakarpiaut pagaliau. Pagaliau laukiu, nesulaukiu to žuvies jau, blemba. Tikiuosi pavyks pagauti šį kartą. O ką jūsų norėjau paprašyti, jeigu tu žiūri ir patinka tau, ką aš darau, tai būtinai paspausk like, paprenumeruok kanalą, ačiū tau už tai. Ir ką, laukiam ryto, aš kažką bandysiu dar užkasti, vakarienę tipo. Ir jungsiu planšetę, pažiūrėsiu vakar krepšinis, mačiau prasidėjo Žalgiris su Ispanija, tai pažiūrėsiu įrašą. Reiks tūpt į savo guolį tenais ir lauksiu rytojaus. O, girdėjot, karpiai šokinėja, geras ženklas, dar nemiega žiemos miegu. Taip kad susimatom jau rytoj rytą. Na štai, bičiuliai, prižadino mane iš miegų žuveliukas, gražus veidrodukas. Pažiūrėkit. Štai koks. Pagydom lūpą. Pagydėm lūpytę ir paleidžiam. Nesversiu. Kažkur apie 6-7 kilogramai. Ties, pirmas. Vieną žuvelę turim, tai net nepermėsiu tos meškerės. Susitvarkau viską ir einu į lovą toliau. Labas rytas. Na, į ką jūs manot? Vakar tik nuėjau gulti apie 11 valandą ir teko keltis. Ogi prižadino, kaip jau matėt, visai graži žuvis. Miroras, karpiukas, ne pats didžiausias, bet 6-7 kilogramų, gal netgi ir visų 8 nesvėriau. Taip kad mane išgirdo karpių dievai ir davė man žuvį. Bet man reikia daugiau, aš noriu dar karpę didelę. Parodysiu jums, ką naudosiu šiandienos žvejybai, kokį jauką. Tai visų pirma, ką aš padarysiu, pabaigsiu savo likučius. Dar turėjau už praeitos žvejybos čia builiukus su peletėm. Tai
tai damaišysim tą likutį, tai bus dinamito, kas čia Salamonas. Bersiu cielus, čia 15 mm boiliukai, paskui dar papjaustysiu biškį. Taip pat yra tos pačios rūšies popsai. Tai labai gerai. Ir peletas bus dinamito Sweet Steam Red Kirilla. Dar truputį uždėsiu dinamito, gali būti pelečių 8 mm. Visą tą pramaišysiu reikalą. Štai taip atrodys, da užpilsiu gal kokį hemp aliejaus, kanapė aliejaus dar turiu, užpilsiu truputį. O saldžią bazę pasidarysim. Dar jeigu ką pasibaigs, tai turiu sticky bloody wormų smirdančių. Turėtų užtekti šiandien. O saldžiai ką nauduosiu sticky 16 mm. Sticky Manila, labai kokybiška produkcija, iš tikrųjų man patinka jį. Skudėsim Sweet Steam dinamito irgi. Peletas. Protingiau su dantim neatidarinėt, bet neturiu po ranką žirklučių. Ir uždėsiu dar ant viršaus tokį Active Mixą, tokias dulkes čia trinti boiliais, taip pat Sticky Manila. Tokia smulki frakcija, kad kiltų ir viliotų žuvį. Daug nepilsim. Ir čia nežinau, irgi kažkokį likvido gal užpilsiu. Pažiūrėsiu, ką ten turiu savo tašį. Kažkaip taip turėtų atrodyti. Ir viskas tai keliaus į laivelį. Turiu draugės prisistatę, čia maišau jauką, tai duoda čia per valas vienu žodžiu. Ji nebijo. Pofik. Vakar vakare dar prisėdęs pasidariau po vakoinyčių. Tai yra po truputį pelečius Sticky Manilos į saldžią bazę, kur mesiu taškus saldžius. Po 3 trintus boilius ir po porą celų. Tai vieną meškerę bus, pasidariau tokių senių bei smėgėnių. Tai bus bloody wormso popso. Šitokie popsiko galvutė. Ir šeriminis apačioj. Paskui kita meškerytė bus Dypekso iš Lietuvos marcipanas. Šie vandenys dar turbūt nemačiusios tos produkcijos. Tai pasidariau tokį irgi viršūnėlę. Popsas ir šeriminis bus Manilos boilis. Ir trečia meškerytė bus su Manila popsas ir šeriminis. Seniai besmėgeniai. Einu persimesiu visas meškeres. Štai
Taip turėtų atrodyti užkrautas laivelis. Plukdau pirmą ruozą, kaip sakant. Čia tos draugės tai mane biškį erzina, blemba. Eikit pas kitus ribukus, ko čia atvarėt. Nes pas Dariūnę skaniausia, žinot jūs jau. Žinot, kad pas Dariūnę ir skaniausias pašariuks. Nu, traukitės, jeigu nenorit, kad nukalčiau. Ten plukdau netoli salos. Per arti irgi negalim. Nes biški gali būti per sieklų. Manau, čia kažkur. Opa. Opa. Susitampom. Laivelis namo. Paspaustas. Nu ir ką, taip su likusiom 2 meškerytėm susimesim, tada eisim pasidaryt kokios kavos. Normaliai, aš ten, kur nuplaukdžiau laivelį, tuos karočią nardą į kapoj, builius nuo dugno. Nu, maladėts, prarykit tą su kabliuku, tai tada bus čia reikalų. Skraidysit su kubiniu po visą ežerą. Vėl jau turėjęs aš tokių čia patirčių su tais paukštyčiais. Nu, tikėkimės nepraris. Susimečiau visas 3 meškeres. Ten, kol tos gulbės sukasi prie to taško, tai spėjau susimesti kitus 2, tai neužmatę, gal neišles visko. Tai vienas taškas ten, kur jos kapoja konkrečiai, kitas ten kažkur ir trečias, iš kur pagavau vakar vakare, ne per toliausiai krantą ten kažkur. Pusryčiams išausiu 3 kiaušinius su grebukais, nieko įspūdinga. Didelė prabanga, nedvėlik čia mano tie pusryčiai, bet jūs pažiūrėkit lėkštę užtat kokią, iš kokios valgysiu. Platininė. O oligarkas aš esu, net pats, kad kartais savo pavydžiu. Įvaryti 3 kiaušus. Eina, gal pirmą grybukus pakepinkim. Pirmą reikia su grybukais pasikepyti. Vis noriu įsigyti didesnę keptuvę, bet vis kažkaip neįsigyju. Galėčiau įmantresnių patiekalų pasikukinti. Bet ir kaip yra. Šiandien valgysim kiaušinienę su grybukais. Gamtoj viskas skanu. Kad ir paprasti kiaušinukus. Opa, vieną. Antrą. Opa, trečią. Įvarykim biškį baltosios mirties. Druskytės vadinamos. Pipiriuką. Nu jau. Įlaukiam, tuoj čia prakeps 5 minutės, įvarysim kiaušinukų. Gulbienai aplinkui sukas, vėl čia mane mato, ką aš valgysiu, tai karoč prisistatė vėl.
Nu, aš čia kariausiu su jom šiandien, man atrodo. Ką padarysi? Reik dalintis gamtą su visais, kaip sakant. Štai taip atrodo mano pusrytėlis. Finger licking good special. That's what I'm talking about. Gauju. Belė kaip. Super. Ir ką, saldekui antram patiekalui po kiaušinę įvarysim bumšpaketinės kavos su tokiu va keiksiuku lidliniu. Va taip va. Išgerkim už tai, kad pagaučiau dar didelę vieną žuvį. Tuč. Tai kaip tu čia ką nors gali pagauti, jūs pažiūrėkit. Subinės tik į orą, iškištas įkapoja, karočią boilius. Žinau, ką aš daryt su tom gulbėm aš. Vienu žodžiu. Na štai, mėly bičiuliai, ėjo. Ir atėjo laikas rubrikėliai užsikurt cigarą. Šiandien kursim nekubietišką, bet tikrai labai gerą brandą populiarų Oliva G. Kerpam galą. Užsikuriam ir paragausim, kas čia per tabako gaminys. Jūs tik vaikai, moteris ir žuvis nerūkykit, nes nesveika. Šiaip ir aš pats nelabai rūkantis, aš vis praktiškai nerūkantis, tik prie progos kokią šventę ar žvejybą, o man žvejyba kaip šventė vos ne, tai tada tik ir užsikuriu cigarą. Geras, lengvas dūmas. Oliva G. Tos gulbės, kai šunis, jos tiesiog užuodžia, kur mano taškai, kur pašerta. Net nematė, kur nuleidau pašarą, o ten kažvakės vara karpekas. Net nematė, kur nuleidau pašarą, atplaukė ir vis tiek įnerė ten, kur man pašerta. Nebeturiu kantrybės, aš čia su jom kovot. Žuvis nevalgo, tai bent paukščiai bus sotus.
Na, bičiulė, atrodo, po truputį baiginėsiu savo tą trumpą sesiją žvejybos. Nelabai kimba kažko, gal iki vakaro pasėdėjus dar ir pavyktų kažką iškrapštyti. Bet kažko nuotaikas nelabai yra. Su tais šunim pavargau kovot. Vienu žodžiu, po truputį pakuojasi. Ačiū, kad žiūrėt. Paprašysiu kaip ir video pradžioje, jeigu nesunku. Suspaudykit tą, patys žinot ką. Ačiū už tai ir susimatysim jau turbūt, kai gaudysiu margaspalvę lydeką. Iki.